Nemiegi? Ne. Kas čia? Migdomieji. Geriau mėgos. Padėk tą telefoną. Važiuosiu aš į vaistinę. Tau niekas negrėsia. Nekeršys jį. Ne. Cigarai pas mus. Jie daugiau nieko nebenori. Kad tik taip ir būtų. Žinai, faina ta Kristina. Gal tu nelįsk prie jos geriau. Kodėl? Susipainiojusi jinai gyvenime. Dar tave iš kelio išves. Nejuoki. Gerai, pailsėk. Igle. Ačiū tau, kad Supratau, kad vis tiek tavęs nepakeisiu. O kaip, aha, tai atmušėt tabačiuką, ne? Malačiai. Jo, nu, kad pašovė, tai nieko, žinai, kaip sakosi, į ranką, nei į galvą. Jo, nu, Mačka, klausyk. Čia dabar, kol benkus nėra, eksperimentuoju, su chemija, ranką sudeginau, gali atsukt, man jisai geležinis prasisuka, skauda. Jo. O, merci. Davai, atgal, už. Jo. Все. Все. Давай, Викас, скамейка. Тип-тири. Гаврикой! Как делишки? Toks pasikeitęs. Tik dar nesuprantu, kas. Greičiau sakyk, ko tu nori. Aš neturiu laiko, greitai turiu išvažiuoti į oro uostą, įskrendi. Vėl išskrendi? Trumpam. Окей. В общем, Бенюха dingo. O kaip? С концами. Nu, tu neįsivaizduoji, kas čia gali judėti. Neįsivaizduoju. Gal galėjai sužinot, vardan senos draugystės. Aš tau sakiau, kad įskrendu. Tu sakai, kad trumpam. Nu, kai grįši. Avo, Gabrieliuka, gal paskambint vienam kitam, kad duot eigą laišku. Gerai. Okei. O kaip su prokurorė? Jos dienos suskaičiuotos. Nusprendėjai? Baik. Pati prisidirbo, greitai lėks iš darbo. O ką padarė? Nuslėpė, kad yra psichinė. Džioknuta? Jo, kaip bugoras. Tai va iš kur tas žvilgsnis. Bugorčikas, amžinatilsiai.
jeigu neradijos galvoje būtų normalus bachūras, o taip prikėlė šorocho, blin. Bet dabar nors pailsės. Jo. Nu ką, bėgsiu. Jo. Laimingo skrydžio, vat, minkšto nusileidimo, vat, ir nepamiršk sugrįžti. Gabriunčka, klausyk, šitas zaraza metalinis negaliu atsukt, aš rankas sudeginau. Atidaryk. O, tai. Ja. Nu, все. Supratau, kas pasikeitė. Pražilai. Eik iš čia. Aha, jau. Pražilai. Klausyk, čia apie Benę pagalvojau. Aha. O kas jeigu Mangis susidėjo su bloga kompanija ir paėmė Benę, kad jam metos iškeltų? Mangis. Kur jisai dabar? Dėdžioro iš Lietuvos. Nu va, matai, niekas neieško. Ramu. Gal pats sugalvojo, gal kažkam papasakojo ir susigūnė. Jisai žino procesą, kiek kokios chemijos reikia, išeigą visą supranta, kainose gaudos. Žiurkė, kuri nemėgsta sūrio. O, variantas. Tu prozonduo gerai. Atsuk buteliuką. Ačiū. Va, numeriukai. Numeris 1. Taip. Numeris 2. Numeris 3. Iš penkos aplinkos. Tų, kurie nebuvo užlėkę į kalėjimą. O vardai pavardės? Čia. O jų numeriukai. Pagalvojau, reikia gerbti žmonių privatumą. Aiškinsies vienas? Ar tu reikės mūsų pagalbos? Начальнике, практика rodo, kad iš pradžių reikia pagalvoti, a po to daryti sprendimą. Kaip sakosi, 9 kartus atmatok, 1 kartą atkirpk. Šamai, ką tu čia Mes abu žinom, kaip gali būti. Atves tas žmogelis į fabriką, o ten Benė, opa, prie narkotikų ir jokiam teismui bus pa barabanu, kad jį pagrobė ir privertė daryti nusikaltimą. Gaus pilną katušką. Imk ir neškis atgal. Начальнике. Bus rezultatas. Pasitarsim, paderinsim, o ne taip iš karto. Vardai, pavardės, javkės, paroliai. Šamai. Начальнике.
Palik. Sutikrinsim. Malonu, kad viens kitą išgirdom. Jei kas skambink. Užeikit. Galima? Sės, Davidaitytė. Tikriausiai žinai, dėl ko pasikviečiau. Atsirado naujų aplinkybių? Atsirado. Taip. Sakyk, kaip tau sekasi? Gerai, dirbu. Atsimenat Ignatavičių, pareigūnai iš kriminalinės žvalgybos. Ta, kur protas pasimaišė, kur žmona nušovė. Tai jis buvo užsiminęs, kad tyria kažką labai svarbaus. Telefoninių pokalbių išklotinės ir man atrodo, kad tai kažkaip susijęs su mano byla. Mano byla. Už ką tau pinigus moka? Kur rezultatai, apklausos, liudininkai? Dabar man reikia pasikalbėti su Ignatavičium. Man atrodo, tu šiandien blogai mane girdi. Kur rezultatai? Aš dirbu kiekvieną dieną. Žurnalistė, kuri rašė straipsnį apie Ignatavičių, labai manęs vengia. Tai viskas nėra taip paprasta. Versijos, o kur rezultatai? Gerai, pakalbėkime apie kai ką kitą. Kaip tu jauties? Gerai. Kokius vaistus vartoji? Jokių? Sakai, jokių. Štai. Susipažink. Kas čia? O tu paskaityk. Taip, Шрама. Сука, ой, Хартики, как делишки, как игришки, как ранкишки? Normaliai. Окей, а кауло не kliudė? Ne. Ne, kaip saksi, sveiki kaulai, ilgas gyvenimas. Gerai, ko atėjai? Pasiilgau. O, tamini, papazarint, apie Viniuchą. Tik tu gali mums padėti. Na tai kaip? Prokurorė Dovydaitytė. Kaip parodymai?
Meluoja? Ne, čia tiesa, bet lyga man netrukdo dirbti tikrai. Man labai gaila. Žinai, ką daryti? Блин, Фердинандai, вообще, ну поставь нервная система. Вот tu молодец, жінок. Tiesiog перестрелькам baigėsi, einu, pamiegosiu. Молодец, блин. Man migdomųjų davė. Davai prie reikalo. Раскладas toks. Beniucha dingo. Aha. Kodėl? Motyvas. Nes jis yra Mėtos karalius. O kas pas mus yra Mėtos žiurkė? Kas Firino? Tu ką, mangi įtari? Bingo! Puu! Nu, kuris ten dabar? Sakė, kad airijai. Va, kodėl negrįžta? Ji viskas šitą krytą. Todėl, kad sukalė bandą. Ir iš ten užmetė kilpą ant benkos ir pastatė prie kolbų. Ne, nu brėdas kažkoks. Bižaiš? Argumentuok. Nu, mangis kažką tai gali sugalvoti tokio pamilačiam, žinai, bet jau tokio lygio čia varkė, nu, ne jo lygis. Turi jau numeriuką. Nu, turiu. Davai paskambinam. Nu, Aha, ir paklausk, ten, как детишки ir taip toliau. O, Hardai, labas. Sveikas, kaip sekasi? Neskambini? Tai ką čia, nieko naujo. Pas tokią mergą apsistojau. Kas nors atsitiko? Gerai, viskas ramu. Jau kaip ir galėtum grįžti. Nu, gal kitą mėnesį, jeigu geresnio darbo nerasiu. Dabar žinai, čia degaliniai, naktim. Užknisa. Klausyk, paskambinsiu, turiu lėkti. Gerai. Kol kas. Nu, ir ačiū, kad atsimeni. Iki. Kokios panos? Kokios degalinės, blin? Ir žiūrėk, garsas, kaip ne iš užsienio. Normalus tas garsas. Įsigandęs. Nieko jūs neįsigandęs. O ko nepaklausai, kur benka? Perskambink. Klausyk, šramai, neužknisk. Blin, tau sakau. Sukūrė Baltijos brigadą. Man, estai, latviai ir mūsiškiai. Vat, ir reguliuoja. Jo, sėdi su pana kambarį ir ten vadovauja visiems per atstumą. Nuotoliniu būdu, Labas vakaras. Sveiki, madam, malon matyt, atėjau draugo aplankyt. Žinai, draugai nelaimiai padeda. Taip, ir aš labai norėjau padėti. O Dievas ne frajeris, viską mato, bet kaip aš galėjau Gabriai pastumti, teisingai. Išeik. Šeimininkės noras man įstatymas. Vat, eisiu jum, kaip sakosi, laimės, pinigučių ir sveikatos. Vat, anksčiau mes kaip? Anksčiau visą laiką taip, kažkaip profaniškai, taip linkėjom sveikatos, o reikia linkėti taip, kad išdūšęs, tai ir šiaip, kad Hardikui ranka užgytų ir jum nervikai nesitampytų. Nu, šiaip, ir vaikučių, irgi vaikučių būtinai. O kaip be vaikučių? Vaikučių reikia. Nu, kam tu taip?
Kaip jūs su manim, taip ir aš su juo. Sveiki, ponas prokurorė. Taip. Gaila. Bet toks įstatymas. Ir jums geros dienos. Iki. Prokuroras skambino. Atleido. Kas tau yra? Tiek nervų gyvatės suėdė. Dabar gatvėje. Ara. Laikykis orientacijos, neįsimūšk iš kompaso. Viskas pagal planą. Kas čia? Iš to ant spaudai. Sustapo? Taip. Bet tik Šamas žino, kieno jie yra.